Sveiki, aš esu Andrius ir šiandien šnekėsim apie Engo išmanią rėlę, tačiau šnekėsim apie tai, kaip jos dėka atjungti katilą, bet naudojant 2 kambario termostatus. Tarkim, mums reikia, kad kai suveikia vienas termostatas, kad katilas įsijungtų, o kai suveikia abu termostatai. Taigi dabar, kai jau mokam atjungti nuo 1 kambario termostato, atjunginėsime nuo 2 kambario termostatų. Pasikartosim, kad kai kambario termostatas vienas suveikia, mes norim, kad katilas šildytų, bet kai suveikia abu, mes norim, kad katilas nebešildytų. Taigi, pradėkime. Sukuriam sceną, tuomet einam į Device Changes Status Changes, pasirenkam termostatą ir pasirenkam Working Status, šiuo atveju Heating Off. Tai svarbu pasirinkti taip pat Working Status, kai visos kondicijos yra pasiektos. Tuomet When Device Status Changes renkamės pirmo aukšto termostatą, vėlgi renkamės Working Status ir Heating Off. Tai dabar mums reikia, kas reaguos, renkamės Control Single Device, šiuo atveju katilo valdymo rėlę, renkamės Switch ir renkamės Off. Seivinam. Užvadinam mums priimtinu būdu būtent šitą funkciją. Šiuo atveju pavadinome išjungimas ir kūrėme naują. Tai yra, dabar jau turim kaip išjungti katilą, o dabar rinksimės kaip įjungti katilą. Taigi, tai vėl renkamės When Device Status Changes, renkamės kambario termostatą, Working Status, dabar renkamės jau Heating, nes reikia šildyti. Tada paliekame Any Condition is Met ir renkamės kitą termostatą, lygiai tą patį nustatome su Heating funkcija. Tada pasirenkam rėlę, Control Single Device, katilo valdymas ir Switch pasirenkam į On. Užvadinam įjungimas. Ir galim pasitikrinti. Užkelkim temperatūras tiek pirmam, tiek antram termostate. Matome, kad katilas yra šildymo režime. Tada abiejose termostatuose numažinkim. Ir katilas turėtų išsijungti. Matome, išsijungia. Suveikia rėlė. Galim pasitikrinti, užkeliam vieną termostato temperatūrą ir katilas įsijungia. Taigi, visos sąlygos įvykdytos.